Pristatant šį energijos stiprinimo pleistrą, reikėtų pasakyti, kad tai pats pirmasis LifeWave kompanijos produktas. Davidas Šmitas 90-ųjų pabaigoje turėjo įmonę ir per vyriausybės rangovus kūrė įvairias technologijas JAV kariniam jūrų laivynui. Buvo pakviestas prisijungti prie vienos iš naujos kartos povandeninių laivų kūrimo komandos, sugalvoti būdą, kaip pagerinti įgulos gyvenimą tokiose sąlygose, kai reikia nemiegoti 36 valandas, naudojant kofeiną ir kitus stimuliatorius. Reikėjo rasti tokį būdą, kad be vaistų, stimuliatorių ar cheminių medžiagų išliktų budrumas ir būtų užtikrintas įgulos nuolatinis stabilus energijos lygis visą dieną. Taigi, jau 2002 metais ir buvo išrastas novatoriškas LifeWave fotopleistras, skirtas padidinti energijos lygį ir pagerinti smegenų funkciją. Jis veikia per odą, neįsiskverbdamas į kūną ir aktyvuoja natūralius budrumo ir dėmesio mechanizmus. Jeigu pastebėjote, kad sunku pabusti ryte, arba prieš svarbų susitikimą jaučiate vidinį nerimą, tarsi jūsų kūnas nenorėtų įsijungti, LifeWave energijos stiprinimo pleistras tai priemonė padedanti jūsų kūnui atgauti budrumą, minčių aiškumą, pasitikėjimą savimi, energiją be kavos ir tablečių. Šis energijos stipriklis veikia neurofiziologinius procesus, susijusius su energijos lygiu ir dėmesiu. Taip yra dėl to, kad pleistras aktyvuoja parasimpatinę ir simpatinę nervų sistemas. Gali paveikti tokių neurotransmiterių kaip dopaminas ir serotoninas gamybą. Naudingas esant nuotaikų svyravimams ir nuovargiui, pagerina kraujotaką ir deguonies tiekimą į smegenis. Kliniškai įrodyta, kad energijos stiprinimo pleistras natūraliai palaiko padidėjusią ląstelių energijos gamybą, vadinama beta-oksidacija. Mechanizmas yra fotosignalai, kurie palaiko procesus mitochondrijose. Mitochondrijos atlieka svarbų vaidmenį energijos gamyboje. Jos paverčia maisto medžiagas į ATP, kuris yra pagrindinis energijos šaltinis ląstelėms. Mitochondrijos ne tik gamina energiją, bet ir dalyvauja energijos metabolizme. Jos padeda reguliuoti gliukozės skaidymą ir užtikrina, kad ląstelės gautų reikiamą energijos tiekimą. Šios organelės ypač gausios raumenų ir smegenų ląstelėse, kur energijos poreikiai yra didžiausia. Bandomuosiuose ir dvigubai akluose tyrimuose pastebėta padidėjusi ištvermė, pagerėjęs širdies ritmo kintamumas ir medžiagų apykaitos efektyvumas. Šios novatoriškos technologijos išleidimas į rinką pateko į nacionalinę žiniasklaidą. Juo susidomėjo garsus Stanfordo universiteto moterų plaukimo komandos treneris Richardas Kviskas. Po 3 savaičių, kai jo komanda pradėjo naudoti pleistrą, 6 iš 8 sportininkių pagerino savo asmeninius rekordus. Tai patraukė žiniasklaidos dėmesį ir netrukus LifeWave atsidūrė dėmesio centre. Ši sėkmė atvėrė naujų galimybių tarp žymių pasaulio sportininkų, tokių kaip Davidas Beckhamas, Maikas Tysonas, Michaela Buzarnescu ir daug kitų. Nes remiantis pasaulio antidopingo agentūros WADA rezultatais, nustatyta, jog pleistrai nėra dopingas. Pagrindinės energijos pleistro funkcijos – mažina nuovargį ir raumenų skausmą, padeda nuo pykinimo refliukso, gerina virškinimą, stiprina ir tonizuoja organus, pašalina drėgmę ir skreplius, padidina chi bioenergiją organuose, palaiko sveiką fizinę formą, skatina ląstelių energijos gamybą. Taip pat efektyvus antsvoriui, svorio metimo protokole. Sudeginama vidutiniškai apie 300 kalorijų per dieną daugiau nei įprastai. Sumažėja patinimas ir skysčių susilaikymas organizme. Geresniems rezultatams ruošiantis egzaminams, dėmesiui ir susikaupimui juos išlaikant. Energijos stiprinimo pleistras yra unikalus tuo, kad tai saugi alternatyva tradiciniams energijos produktams. LifeWave pleistrai naudoja fototerapijos technologiją. Tai atspindi tam tikrus šviesos bangos ilgius, kurie stimuliuoja akupunktūros taškus ant kūno. Šie taškai atspindėdami kūno šilumą veikia įvairias kūno sistemas, gerindami kraujotaką, mažindami uždegimą ir didindami ląstelių energijos gamybą. Naudojimo instrukcijoje rekomenduojamos 5 akupresūros vietos. Bet kuri vieta, kur klijuojate pleistrus, padidins jūsų energiją ir padės jai cirkuliuoti visame kūne. 2 skirtingo poliškumo pleistrai sukelia magnetinių energijos laukų pokyčius. Kaip naudoti? Užklijuokite baltą pleistrą dešinėje kūno pusėje, o rusvą pleistrą kairėje.
Pleistrus galima nešioti 12 valandų. Jie idealiai tinka naudoti ryte, norint palaikyti aktyvumą visą dieną. Tiesiog stebėkite savo savijautą ir mėgaukitės rezultatais. Šis energijos stiprinimo pleistras puikiai tinka derinyje su kitais LifeWave produktais. Esant galvos skausmui, nuovargiui ar stresui, puikiai tiks su IceWave. IceWave klijuojama ant smilkinių, o energijos ant krūtinės. Po 30 minučių skausmas dingsta, o galva tampa aiškesnė. Energy pleistras yra sprendimas tiems, kurie nori jaustis energingesni, bet nenori dideliais kiekiais vartoti cheminių stimuliatorių ar kofeino. Tai saugus ir patogus būdas padidinti savo aktyvumą, nekenkiant organizmui. Pleistrus lengva naudoti ir jie tinka įvairaus amžiaus žmonėmis. Susisiekite su asmeniu, kuris atsiuntė šį video ir jis padės įsigyti jums šiuos unikalius produktus.